Svarbiausia detalė, svarbiausia. Štugo paskutinis signalas. Čia į kompaniją prie to šterio. Šitą svarbiausia tuo nuplauna. Pasižiūrėsim. Stovi. Bandysiu spėti kokios 5 dienos. Ir 7 sodybos. Labai nesuklydau. Geros naujienos tokios, kad iš 7 sodybų 6 buvo dalių SDKVZ šarvuočio 251 ir štugo. Tai svarbiausia. Tai dabar turbūt bubų vasara. Pats geriausias laikas kast. Nu beveik. Gal pavasarį, kai atšyla geriau, nes žolės sukritusios. Nežinau, kuo tikėtis. Praeitą išvyką mini ekspedicija buvo įdomu. Lentelę šarvuočio radom. Nelabai gerai neišgyvenus tenai, bet vis tiek pavyko nustatyti, kad 251. Tai didelė tikimybė vėl Wehrmachto rast, nes realiai nuo ruso technikos nieko nerado. Nu, aš manau, kad gerai. Ten palikau džipą. Čia kažkur sodyba. O gal aš jau jų stoviu, nežinau. Trešnės. Kokio dydžio. Medžiai. Tai labai įdomu vis dėlto atsekti, kur ta vieta buvo mūšio. Tiksli vieta. Ir surast sprogimo išmėtytas tas visas lūžinas, šarvų trupinius, tuos gabaliukus, kitą smulkmę. Nes aišku, gėrį jie jau išnešė. Jie jau parnešė į sodybas ir mums paliko. Porą valandų kasu. Ana sodyba biedna, ten kur buvau. Čia šalimais dar viena. Už kelių šimtų metrų. Nu va, o visos Wehrmachto technikos dalis buvo kažkur tenai. Tai jeigu čia kokiuose 5 nieko nerandu, nu tai kryptis aiškiai. Prieš gerus 10 metų čia dar kažkas gyvena. Nu gal prieš 15. Tokia nerealaus grožio rūsys. Iš didelių akmenų. Senovinis. Tik iš akmenų. Buvo pasitaikę ir štugo detalių, panteras, kitokių tankų. Dėl to rūsis visada apžiūri. Pažiūrėsim žemėj, kas pamesta. Kažkas bus. Pasigirti negaliu tuose kapčiuose, rūsiuose ar kaip jie vadinasi.
metalo primesta, bet net ta tema 100-metis bidonas, kaip jau vadinasi, kažkaip taip, gal ne visai lietuviškai. Suskambėjo normaliai, kažkur tai kabinau čia į rankeną, galvojau kažkokia įdomybė nuo karo, bet ne. Ten dar kažkas yra. Tai buitis toliau lenda. Toliau. Komplektais va tokiais va. Tvarkingai sudėta viskas. Neišmėtyta. Tvarkingai, žodžiu. Dar kažko bus padėta čia. Keistas toks indas. Didelis. Nepasakyčiau, kad statinė. Po ilgesnio laiko signalas kažkoks masyvas. Būtų įdomu pavalyti. Žodžiu, kažkokia ausis. Tvirtinimo greičiausiai nuo technikos. Už dusų čia lūpdamas blemba šitą štangą. Bet gal ir normaliai. Yra gerų žinių. Tik Oskaras parašė, kad čia šterio. 1500 šterio. Čia numeriai. Numeriai. Nežinau dabar kaip su tais numeriais. Reiškia, reiks temti. Iki Wranglerio. O šitas tai atrodo štugo. Ant priekinės plokštės. Ant priekinio šarvo. Vikšram atsarginiam. Tvirtint. Labai panašus. Ir plotis, tai gal šitą sodybėlę, jo, jinai va čia, jinai čia, va tuose brūzgynuose, čia, gal ir su perspektyva. Nu va, išlūpau. Gavęs jisai čia strėlių. Nu jo, bet abudu galai vienodi, tvirtinimai. Tvirtinimai yra vienodi. Dabar reikia tik patikslinti, ar toks profilis. Ir, sakykim, nors gal pagal ilgį, gal ir per ilgas. Neaišku. Gilzė. Gal 7,5, nežinau. Kalibro, sunku pasakyti, čia nevalius. Nu, žodžiu, kryptis tinkama. Judu toliau. Turbūt štugo. Neišdylęs, traktorių būna išdylę labai. Dabar aišku sunku pasakyti.
Čia bus žymėjimai ant kepurės ar ne. Bet pagal viską, pagal ilgį, pagal storį, pagal rajoną. Tai štugo, manau. Dar kiek iš čia valandėlę, kokią pusantros turiu. Saulė leidžiasi. Kokių keistų dalykų ir svarbiausia, be kibirų, vien technika. Kažkoks tai trikampis tvirtinimas. Kaip kokia tai karučia, čia gal dišlius. Nežinau, čia dar viena ausis. Kažkokia technika. Simetriška detalė. Nu, kuo toliau, to įdomiau. Pamatai va ten matosi. Kuo toliau, to įdomiau. Nu va, iš tikrųjų meistrelio sodyba, lėktuvo gabaliukas. Lėktuvėlis. Aišku, greičiausiai kaip visada įlas, karpė. Spalva šviesiai mėlyna, gal šviesiai žalia. Ja. 90%, kad čia ir štuga bus. Nors dabar dar viena detalė, šterio. Ok. Reiškia, šterėje jos buvo dvi. Abejoju, ar čia du šterius radė. Tos dienos tęsinys, kai atėjau pirmą kartą į tą sodybą. Nekonkretinsim koordinatės. Tai va, apiploviau aš detalės. Šitos ausys varikliai laikė. Čia gumos supresuotos. Tvirtinosi variklis. Prie rėmo pora. Lėktuvėlis, aišku, neidentifikuotas jisai, bet kaip kruopščiai viskas pagaminta. Super kruopščiai. Ir visokio neiškaus laužo, bet šitas paskutinis signalas nudžiugino. Taip, štugo 3 savaigio pabūklo. Štugo priekinis dešinys sparno laikiklis su ta skarda. Sveikas skarda, visas laikiklis. Originalūs dažai. Ne, aš jo neturėjau. Ypatingai smagu, kai pats iškasi. Dabar belieka tik tai prisukti prie dešinio borto. Tai va, paskutinis signalas. Būna visai. Būna pirmas geriausias, būna paskutinis geriausias. Dienos eigos nenumatysi.